Sveikučiai, šiandien kepsime kažką netradicinio. Kiaulienos kepsnys su ožkos sūriu. Kiaulienos nugarinė šiaip yra gera mėsa, bet dažniausiai barbekiu nelabai populiari, kadangi yra pakankamai sausa ir turi mažai skonio. Bet ją galima visą laiką patobulinti. Ir šį kartą taip ir padarysime. Atkreipiu dėmesį, kad mėsa jau yra pamarinuota, jinai buvo įtrinta pipirais, česnakais ir druska ir prabuvo šaldytuve 24 valandas. Yra daug būdų, kaip pagerinti skonį ir šiuo atveju naudosime ožkos sūrį, taip pat prieskonius papildomai, kuriuos bandysime įdėti į vidų. Iš prieskonių naudosiu česnakus granuliuotus, aitrią papriką, petražoles ir aišku druską. Tam mums reikės dar sūrio ir Worcesterio padažo, kad konsistencija būtų tinkama. Šį kartą nusprendžiau panaudoti išvirkštimo technologiją, dėl to pats prieskonių mišinys ir sūrio mišinys turi būti pakankamai skystas. Nėra taip paprasta sutalpinti visą tą mišinį į švirkštą, bet pasistengus galima tai padaryti. Ir mums reikės praktiškai vieno pilno švirkšto tam, kad tą mėsą kartu paprieskoniuoti ir suteikti jai daugiau riebalo ir aišku, rezultate gausime geresnį skonį. Tikslas yra nepersistengti, o tiesiog tolygiai mėsoje paskirstyti mūsų prieskonių mišinį. Ta tiesiog įbedam švirkštą ir traukdami paliekame ten sūrio ir prieskonių mišinį. Mėsa, kuri yra sausesnė, gauna daugiau to mišinio, ten, kur yra kraštas ir yra riebalo, praktiškai ten jo ir nereikia. Kepimo būdas šiandien yra netiesioginė kaitra, tai reiškia mes dėsim deflektorių, kažkokį nulašėjimo indą, kuris neleistų prisvilti išsiskiriančiaus sultims ir naudosime rūkimui medienos pagaliukus, tą patį alksnį. Kuriam kamadą. Šiuo atveju nusprendžiau pradėti nuo šalto neįkaitusio kamado, kai tik tai uždegtukas baigia degti, praktiškai dedam medienos pagaliukus. Tada dedam sistemą ir neužilgo ir pačią mėsą, kad jinai tolygiai pradėtų šilti ir bešildama gautų dūmo rūkintus. Tokiu atveju mes turim tokį kombinuotą būdą, tai yra pradedam nuo šalto rūkinimo ir baigiam tada karštų rūkinimų kepimų pabaigoj tam, kad rezultatas būtų puikus. Kai tik medienos pagaliukai įsidega, iš karto dedam mėsą, po truputį šilti. Tuo pačiu vyksta rūkinimosi procesas. Greitai čia neturi vykti. Reikia pakankamai nemažai laiko, nes mėsos gabalas yra didelis. Taigi po truputį kamado šyla ir tuo pačiu vyksta rūkinimosi procesas. Pagreitinti jo tikrai nepavyks, tai reikia tiesiog apsišarvuoti kantrybę. Bendrai visas procesas truks apie kokias 3 valandas, priklausomai nuo to, kaip mėsa viduje šils. Tai tikslas yra pasiekti kokius 70 laipsnių temperatūrą viduj ir per tą laiką turėsime skanaus dūmo. Jeigu įdėti pagaliukai jau baigia degti, tai papildomai galima įdėti apačioj dar pagaliukus, kurie užsidegs nuo viršuje esančių anglių ir tokiu atveju rūkinimosi procesas tęsis. Laikui bėgant kamado temperatūra neišvengiamai kyla netgi ir su mažu atidarymu, tai svarbu nepražiopsoti momento, kada jinai kyla daugiau negu mums norėtųsi. Ir iš anksto reikėtų pridaryti, tas sklendes. Šiuo atveju kepimo pabaigoj atidarymas yra minimalus tiek apačioj, tiek viršuj ir tiesiog reikia kantrybės.
Man geriausias rezultatas rūkinant didesnį gabalą mėsos, tai kai temperatūra neviršyje kamado kokio 150 laipsnių Celsijaus, geriausia, kad tai būtų šiek tiek žemesnė. Viduje pasiekus apie 68-70 laipsnių galima nuimti kepsnį ir būtinai jam leidžiam pailsėti. Praėjus kokiai 10-15 minučių galima kepsnį pjaustyti ir pasižiūrėsime, kas gavosi. Na, šį kartą eksperimentas tikrai pavyko, mėsa gavosi sultinga ir turinti daug skonio ir labai rekomenduoju išbandyti tokį būdą. Linkiu skanaus ir iki kito karto.